Kiaurai sieną išvirto trejetas stambių pūkuotų žaliukų. Pats augiausias pasikūkčiodamas raudojo, o draugai tapšnojo ašaromis apsipylusių padarui pečius. Ak, tas pirmasis bičiulis, užjaučiai atsiduso Nikorama. Tas pirmasis išsiskyrimas su vaiku, jis visada būna skausmingiausias. O čia tik treniruotė, apie ką aš kalbėjau, autografas. Jei sutiktumėt, būčiau neapsakomai laiminga. Prašau kairien. Aha, džiaugiuosi, kad sutikote mums padėti. Reikalas išties keblus ir sunkiai suvokiamas. Dar niekada nebuvome susidūrę su tokiais sunkumais. Atsargiai apelsinų dulksna, ji žaibiškai išskleidė virš galvos spalvingą skėtį. Į jį subarbeno smulkus oranžiai lašiukai. Kolidorius reikia periodiškai drekinti. Tai apie ką aš pasakau, palaukit? Prisiminiau, apie mūsų užklupusios bėdas. Tiesą sakant, nenorėčiau apie tai kalbėti viešajame sektorėje. Čia ir sienos turėjo ausis. 10 pūkuotų iš sienos tyrančių ausyčių suklausiusios pasisuko Nikoramos link. Pasklis gandai, kils panika, kurią vargai ar suvaldysime. Dabar dešinė, štai atvykome, mano kabinetas. Galėsime ramiai pasikalbėti. Zuikė plačiai atvėrė dryžuotas duris. Jeronimas tikėjosi pamatyti chaosą ir košmarą, bet prieš akis atsivėrė plati, kone tuščia patalpa, nutvieksta pro langus plūstančio saulėlydžio. Jūros mėlynumo sienomis sliuogė baltos šviesos ribuliai. Palubėje plaukiojo ilgos, tamsiai mėlynos žuvis, nutaškytos neoninėmis žvaigždėmis. Šiandien užsimaniau jūrinės atmosferos, nusišypsojo Nikorama. Mano gimtinė pajūryje, pridūrė ji. Jeronimas kažkodėl pasijuto nejaukiai. Nikorama nusivedė agentą į kabineto gilumą, kur stovėjo pora paplūdžiame kėdžių. Jeronimas giliai atsiduso. Aplinka nenuteikė rimtam darbui ir svarbiems pokalbiams. Minutę luktelk. Nikorama spraktelėjo pirštais. Siena ir grindų puslankis apsisuko. Paplūdimo vaizdas dingo, lyg nebuvęs. Atsirado aukštos knygų ir bylų prikrautos lentynos, stačiakampis stalas ir pora fotelių, aptrauktų nuobodžių pilkšvų aksomų. Prisėskite, agente, pasiūlė Zuikė. Atrodote suglumęs. Tikėjotės, kad mėgstu dirbti klausydama, kaip šnara bangos ir klykauja žuvėdros? Ne, tai mane blaškytų. Oi, ne, ką jūs? Ko nuoširdžiausiai sumelavo Jeronimas ir pritupė ant fotelio kairėje. Jis buvo šaltas, kietas, kampuotas ir labai nepatogus. Medūza pažadėjo pati paprašyti pagalbos, o aš jums paaiškinsiu reikalo esmę. Esu šio departamento vadovė, geriausiai suprantu, kas ir kaip. Tai aš pradėsiu, gerai? Jeronimas linktelėjo ir pasistengė nutaisyti kuo įdėmesnę miną. Prieš savaitę nutrūko ryšys su 3 viename miestelyje užduotį vykdančiais darbuotojais. Nikorama ištraukė iš lentynos rusvus segtuvus ir padavė jos agentui. Vėliau galėsite susipažinti su jų bylomis. Nedelsdami nusiuntėme ten geriausius savo pareigūnus ir seklius. Jie išnarstė kiekvieną spintą, palėpę ir rūsį. Išniukštinėjo olas, smėlio dėžes, automobilius ir komodų stalčius. Klausinėjo ir ten, ir šian, ieškojo dingusiųjų pėdsakų. Bet viskas veltui. Mūsų departamento darbuotojai dingo lyg į vandenį. Tikiuosi suprantate, kad padėtis labai rimta ir grėsminga. Išties, Jeronimas Dryžius stengėsi kalbėti mandagiai, bet Nikorama vis tiek pajuto agento balse ironijos gaidelę. Zuikė pakarpė stačiomis ausytėmis ir giliai atsiduso. Tada nušokavo skersai į kabinetą, patikrino, ar gerai užsklendė duris ir grįžusi prie stalo tyliai paklausė. Ar esate ką nors girdėjęs apie Dovistą? Ne. O kas tai? Paukštis, ežeras, patiekalas, lėktuvas, stambus porakanopės žinduolis? Vardijo Jeronimas ir su kiekvienu spėjimu jautė vis tolstantis nuo tiesos. Nevarkis, jūs nežinosit, nes Dovista neegzistuoja, iškilmingai pareiškė Zuikė.
Nuostabu, sušuko Jeronimas. Tai kodėl tada klausėt? Kai pareigūnai naršė miestelį ieškodami dingusių įsivaizduojamų draugų, pavyko rasti tik tai. Nikorama ištraukė iš stalčiaus apglamžytą šiaudinę skrybėlę. Už jos pamušalo buvo užkištas lapelis, o jame vienintelis paskubomis parašytas žodis – Dovista. Gal tai gamintojo pavadinimas? Nedrąsiai spėjo Jeronimas ir sulaukė dar vieno priekaištingo žvilgsnio. Viską, ko gali prireikti, gamina mūsų departamentas. Suvokusi, kad užrašas ne šiaip keverzonė, nusprendžiau paieškoti žodžio reikšmės įsivaizduojamų draugų infosistemoje ir nieko. Jūsų departamento sistemoje taip pat. Tai gal reikėjo paieškoti slaptose archyvose? Jeronimas Dryžius išdidžiai atsilošė nepatogiame krėsle. Pagaliau pasijuto esąs naudingas. Tuoj parodys šitai puikiai zuikiai, kaip informacijos ieško slaptieji agentai. Ieškojau ir slaptame archyve, ir itin slaptame archyve, ir net pačiame slapčiausiame archyve, numojo letina Nikorama. Nieko neradau. Todėl ryžausi nusileisti į nenusakomo slaptumo dokumentų saugyklą. Šiame pastate yra nenusakomo slaptumo dokumentų saugykla? Jeronimas pašoko iš krėslo ir ėmė nervingai vaikščioti po kabinetą. Kodėl aš nieko apie tai nežinojau? Nikorama gūžtelėjo pečiais. Ji įrengta giliausiame požemyje, taip giliai, kad ten net liftas nesileidžia. Reikia lipti į vijais, uoloje iškirstais laiptais. Požeminis archyvas didelis ir labai klaidus. Jei nebūčiau žinojusi, ko ieškoti, niekada nebūčiau to suradusi. Laimiai, nykštukai rūpestingai surūšiavo dokumentus pagal abėcėlę ir pabuvo mano vedliais. Lentynas, pažymėtas D raide, pasiekėme per 3 dienas. Na, bent jau 3 kartus sustojome nakvynės. Buvo labai romantiška. Aukštos tamsoje skendinčios spintos, gelsva žibintų šviesa, palubėje šmižinėjantis šikšnosparniais, sienomis ropinėjantis gauruoti vorai. Gal grįžkime prie reikalo esmės, nelabai mandagiai nutraukė Nikorama Jeronimas. Nenusakomai slaptų dokumentų saugykloje aš radau Dovistą. Zuikiai iškilmingai padėjo ant stalo geležimi kaustytą lagaminėlį. Ilgai knebinėjosi prie spintos, pagaliau atvožė dangtį ir ištiesė agentui liesą rusvą kartono aplanką. Pakvipo labai senu popieriumi, pamirštomis fotografijomis, trūnėsiais ir paslaptimis. Jeronimas paėmė dokumentą, pavartė. Nieko ypatingo, mažo kaimelio duomenys, geografinės koordinatės, ten kažkur pats pasaulio pakraštys, gyventojų skaičius 34, klimatas, pūgos, audros, viesulai ir nesiliaujantis lietus. Įsivaizduojami draugai vardu Purpuras Džiugiklis. Iš pageltusios fotografijos didelėmis akimis žvelgia keistas, negrabus padarėlis. Tai viskas, kas liko iš Dovistos kaimelio, pasakė Zuikė. Vieną dieną jis staiga dingo iš viso pasaulio žemėlapių, dokumentų, informacijos sistemų, net iš žmonių atminties. Ir visų svarbiausia, ji vėl nušokavo iki durų ir sugrįžusi prakalbo taip tyliai, kad Jeronimas Dryžius iki skausmo įtempė ausis. Prieš dingstant Dovistai paslaptingai prapuolė Purpuras Džiugiklis. Jeronimas išsitiesė visų ūgiu. Pasijuto suintriguotas. Regis laukia įdomi byla, tik jis, geriausias padebesių karalystės slaptasis agentas, gali ją išnarplioti. Aš pasiruošęs, pareiškė iškilmingai. Kada galiu pradėti? Neskubėkite, agente, nusišypsojo Zuikė. Suprantu jūsų ryžtą, tačiau kol šitaip atrodote, misija neįmanoma. Ta prasme, kodėl? Jeronimas stengėsi išlikti ramus, tačiau pajuto, kaip iš pasipiktino šiaušiasi ketara.
Jis taip didžiavosi nepriekaištinga išvaizda ir šito, kad nori. Jūs atrodote puikiai, tačiau esate nejuokingas, atsiduso Zuikė, ir nemielas. Jūsų nesinori apkabinti, nesinori priglausti, patikėti paslapčių, nesinori krizenti, dūkti, laipioti medžiais, braidyti po balas, nesinori susėdus ant palangės stebėti gatvėje pliaupiantį lietų. Turėsite tai ištaisyti. Tai ištaisyti, nesusitvardęs Jeronimas subliuvo visų balsų. Aha, rimtai linktelėjo Nikorama. Ir tai papešė už prašmatnaus kostiumo atlapu. Tučtuojau. Meilinimo poskyryje buvo tylu. Pasieniuose dūzgė aukštos ovalios stiklo kabinos, o jų viduje vangiai sukuriavo spalvota migla. Ant tolimesnės sienos mirgėjo tūkstančiai geltonų, žalių ir mėlynų lempučių, palubėje kybojo stačiakampiai stiklo šviestuvai. Nikorama pamojo artimiausiam meilintojui ir šis atiturseno nepatikliai šnairuojamą Jeronimą Dryžių. Galite pasikabinti kostiumą. Meilintojas pravėrė gretimos patalpos duris. Agentas pažvelgė jam pro petį ir nesusivaldęs švilptelėjo. Drabužinė priminė ūkanotą miestą. Tūkstančiai įvairaus dydžio spintų spintelių stūksojo tarsi pastatai, pamažu tirpstantis neižvelgiamuose toliuose. Pasistengkite gerai įsiminti numeriuką, geranoriškai patarė padaras. Dėl užmaršumo dažnai kyla painiava. Tai koks kaklaraištis pasimeta, tai batai, o kartais net šeimos vertybės. Jeronimas nebambėdamas pasirinko artimiausią tuščią spintelę. Tvarkingai pakabino kostiumą, kaklaskarę, į apatinę lentyną pastatė batus. Net kojinės susilankstė. Užsimetęs ant pečių minkštą chalatą, basomis peršlepsėjo į meilinimo skyrių. O jūs išties dryžuotas, pastebėjo Nikorama. Elegantiška. Tik mano skoniai mažokas spalvų. Pilka, juosva, norėtųsi ko nors ryškesnio. Kailio dryžius paveldėjo iš savo protėvių, išdidžiai atšovė Jeronimas. Pasak legendų, giminiuojame su dangiškais debesų tigrais. Jie buvo bebaimiai, rūstus ir dideli, beveik tokie pat puikūs kaip aš. Net nebejoju, kuo rimčiausiai atsakė Zuikė ir parodė į plačiai atvertą stiklo kabiną. O dabar pažiūrėkime, kokį įvaizdį jums sukūrė mūsų meistrai. Pažadu, nenusivilsite. Įsitaisykite patogiai, klausykitės muzikos ir bandykite atsipalaiduoti. Galite net numigti, jei apimtų snaudulys. Jeronimas norėjo atšauti, nėra ko snausti, nes blogis niekada nemiega. Bet meilintojas paėmė agentą už alkūnės ir įstūmęs į kabiną uždarė prieš pat nosį duris. Akis uždengė spalvota migla, kūną iš visų pusių apgaubė minkšti burbulai. Nespėjęs nesusivokti, Jeronimas Dryžius akimirksniu paniro į maloniausius sapnus. Kai nenoromis praplėšė akis, jautėsi kitaip. Kažkas sunkaus slėgė galvą, aplink juosmenį bangavo duslus maišas, o kojos linko. Išsiritęs iš kabinos Jeronimas nusipurtė stingulį ir pakėlęs ranką nusibraukė nuo akių ilgus, skaisčiai mėlynus kirpčiukus. Čia dabar kas tai? Sušuko užčiuopęs ant viršugalvio styrančias ataugas. Atžvelkite į veidrodėlį, paliepė Nikorama. Nesirūpinkite, agente, atrodote nepakartojamai. Nesitikėjau tokio puikaus rezultato. Štai, pasigėrėkite. Jeronimas vėl nusibraukė kirpčiukus, pažvelgė į veidrodį ir nesusitvardęs suriko iš pasipiktinimo. Vietoj įprasto tvirtai sudėto padaro iš veidrodžio plokštumos žvelgė pūkuotas nesusipratimas. Pilką kailio atspalvį, tinkamą sėlinti ir slapstytis, pakeitė akinamai žali pūkai. Viršum diržo sviro nemažas apvalainis pilvukas, o nuo kaktos žydrų kirpčių kuokštas. Vien akis liko tokios pat
ryškios, įdėmios, sklidinos nepasitikėjimo. Tačiau baisiausia, kad Jeronimai vent viršugalvio išaugo milžiniški šakoti ragai. Nu, žinote, šito tai jau nebus. Dar labiau įsiplėskė agentas, bandydamas juos išsirauti. Nuimk to jaus pat. Girdėjau gandus, kad departamente siaubinga betvarkė, bet to tai jau tikrai nesitikėjau. Ragai. Kam slaptajam agentui reikalingi ragai, o kailis? Kaip aš dabar susiliesiu su aplinka ir pogalais? Su kokia aplinka turėčiau lietis? Salotomis, šviežiais kopūstais, gegužio žolynais? Jūsų žiniai, žmonių pasaulyje prasidėjo ruduo. Visa pageltų ir paraudo, nė su žiburiu nerastum skaisčiai žalių lapų. Nurimkite, agente, sumojavo letinomis Nikarama. Svarbiausia, kad patiktumėte vaikui, o lieti su aplinka nereikės, viskas eis kaip per sviestą. Spraktelėkite pirštais, nagi, nesikuklinkit. Jeronimas nenoriai spraktelėjo. Ragų viršūnėse sužybo mažos, melsvos ugnelės. Nuostabus gebėjimas, daug už tokį atiduočiau. Jaučiuosi taip, lyg nešiočiau ant galvos senovinę žvakytę. Irzliai atšovė Jeronimas. Galiu apsirengti. Žinoma, kol jūs keikitės, paruošėm įsivaizduojamam draugui tinkamus drabužius. O jums patinka dinozaurai? Jie seniai išmirė, todėl nežinau, kodėl klausėt. Šiaip, kaltai atsakė Zuikė ir nukreipė žvilgsnį į šalį. Kai Jeronimas atsisuko ir pamatė meilintoje nešantį mėlyną kombinezoną, išmargintą žaliais dinozaurais, nepajėgė net surikti. Sušnipštė ir nenoromis įsirangė į siaubingai drabužį. Išėjęs iš meilintojų skyriaus, Jeronimas stengėsi žengti išdidžiai, bet dėl pilvuko ir kvailų ragų krypavo tarsi nutukusi antis. Koks tu meilutis, suulbėjo pro šalį tursenantis senutė žirafa ir pabandė žnyptelėti agentui į skruostą. Naujokas? Paklausė Nikoramos. Zuikė sušvito iš pasididžiavimo. Pirma diena jūsų departamente, atsakė. Jaunuoli, linkiu jums kuo didžiausios sėkmės, nuoširdžiai palinkėjo senulytė. Nusišypsokit, nebūkite toks paniuręs. Jeronimas nenoromis išsišiepė. Blykstelėjo 2 eilės baltų plėšrių dantų. Kažką neaiškiai nužiūrėjusi žirafa mikliai dingo už kampo. Sveikinu, agentą! Nikarama džiugiai pakratė Jeronimui ranką. Ką tik sėkmingai įveikite įsivaizduojamo draugų departamento žirafos testą. Nežinau, esu testuojamas. Nieks nežino. Linksmai sušuko Zuikė. Taip daug smagiau. Jei žirafa tavęs nepastebi, vadinasi, dar nesi ganėtinai mielas. Tenka grįžti į meilintųjų skyrių, o jei įžnypteli skruostą, esi tikras meilumo įsikūnijimas. Tik viena menka pastabėlė. Būkit malonus. Kitą kartą šypsokitės šiek tiek santūriau, nes pamačius jūsų nasrus, tai yra dantis, net šiurpai nugarą nuėjo.